Sporto sirgalius supažindiname su svarbiausiomis mūsų šalyje vykstančiomis sporto varžybomis. Savaitgalį Vilniuje vyks paplūdimio tinklinio kovos dėl olimpinių kelialapių. Panevėžys taps dviračių sostinė, pajūryje galėsite pamatyti pirmą kartą Lietuvoje vykstantį Europos golfo čempionatą. Šiauliuose intriguojančios regbio varžybos, o Kėdainiuose rinksis orientavimosi sporto entuziastai. Vilniečiai savaitgalį kviečiami į paplūdimio tinklinio varžybas. Sostinėje vykstančiame Europos kontinentinės taurės 4. etape Lietuvos moterų rinktinė, kurios lyderės ką tik Europos jaunimo čempionato prizininkėmis tapusios Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė, susitiks su ukrainietėmis, slovėnėmis ir belgėmis. Lietuvos vyrų rinktinė su Arnu Rumševičiumi ir Luku Každailiu priešakyje žais su austrais, suomiais ir prancūzais. Po Vilniuje vykstančių varžybų paaiškės 16 geriausių Europos komandų, kurios finalinėme kontinentinės taurės etape kovos dėl vienintelio kelialapio į kitų metų Rio de Janeiro olimpinės žaidynes. Savaitgalį dviračių sostinė taps Panevėžys. Panevėžiečiai unikalia sporto švente paminės miesto 512 metų įkūrimo metines. Sido arenos dviračių treke dviratininkai per 24 valandas įveiks 512 km. Visą parą vykstančiame važiavime dalyvaus ne tik profesionalūs dviratininkai, bet ir visi norintys. Idėja kilo tiesiog vasarą, turim daugiau laisvo laiko, ruošiamės rudens sezonui ir pamastėm, kad būtų labai graži proga prisidėti prie miesto įkūrimo jubiliejaus progos 512 metų ir galvojam, turim tokį nuostabų treką vienintelį Baltijos šalyse ir kilo mintis, kaip jį paminėti. Tai, kad pasiekti kažkokį įspūdingą įvykį, įtraukiant miestiečius, miesto svečius, tai taip viskas palaipsniui ir susidėliojo. Ta para, 512 km, nes 512 metų. Tikimasi, kad nepertraukiamas važiavimas dviračių treke bus užfiksuotas ne tik Lietuvos rekordų, bet ir pasaulio Gineso rekordų knygoje. Pirmą kartą Lietuvoje vyksta Europos golfo čempionatas. Šalia Klaipėdos įsikūrusiame National Golf Resort klube varžosi 15 Europos moterų seniorių rinktinių. Tai pirmas Europos golfo čempionatas ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Kad Lietuvai tikrai suteikta išskirtinė galimybė surinkti Europos čempionatą, tai čia reiktų atiduoti duoklę Klaipėdos golfo klubui, kurie tikrai padarė nemažą darbą, tiek pateikdami paraišką, tiek įtikindami Europos golfo asociaciją, kad jie yra verti to. Konkurentų, aišku, buvo daug, bet sprendė ekspertai ir nutarė, kad Klaipėdai. Reikalavimai baisiai dideli, sudėtingi, tačiau mes juos sugebėjome kaip golfo aikštynas juos įvykdyti. Kandidatūrą pateikėme prieš 2 metus. Turėjome labai daug vizitų, labai daug inspekcijų, pasakysime, labai daug patikrinimų ir galų gale mus pasirinko Europos golfo asociacija kaip šio turnyro rengėjus ir turnyro vietą. Ypatingai daug specifinių reikalavimų tiek aikštyno kokybei, tiek klubo namo, kurį matote už nugaros, tiek varžybų organizacijai, tiek sklaidai, tiek be abejo dėl palaikymo miesto, rajono valdžios, tiek ir Olimpinio komiteto ir sporto departamento. Mums pavyko viską tą kartu surinkti, gauti ir, kaip matote, čempionatas vyksta pas mus. Į Klaipėdą atvyko daugiau negu 100 geriausių golfo žaidėjų seniorių iš visos Europos. Tikimasi, kad pirmą kartą Lietuvoje vykstantis Europos golfo čempionatas padės ne tik populiarinti olimpinę sporto šaką mūsų šalyje, bet ir pritraukti kuo daugiau golfo žaidėjų į Lietuvą, kur įrengti 5 europinius standartus atitinkantys golfo laukai. Tokie renginiai labai duoda daug naudos golfui, golfo plėtrai Lietuvoje, galų gale golfo kaip ne tik sporto šakos, bet kaip ir golfo turizmo vietos, kur tikrai galima atvažiuoti, tikrai galima pamatyti, tikrai žaisti pasaulinio lygio golfo aikštynuose. Ir aš manau, kad tai pridės labai daug prestižo Lietuvos golfo sportui, golfo turizmui, ir visam regionui. Ir golfo, ne tik golfo turizmo, bet taip pat ir bendro turizmo. Pamatys mūsų šalį, mūsų aikštynus, mūsų kultūrą, galų gale viešbučius, restoranus, kas irgi tai yra viena iš sudedamųjų dalių. Ir tikimės, kad tikrai turistų turėsime ir čempionato ateityje turėsime mes dar daugiau, kadangi taip pat esam padavę keletą paraiškų kitom komandom, kitiem metam ir daugeliu metų į priekį. Tikėsimės, kad viskas taip ir bus. Lietuvos regbio gerbėjai nuo šiol galės stebėti daugiau intriguojančių rungtynių. Šį sezoną pakeistas Lietuvos čempionato formatas ir įkurta top lyga, kurioje rungtyniauja 4 stipriausi klubai – 3 Lietuvos ir 1 Latvijos.
Praėjusiame ture Šiaulių miesto derbį stebėjo pilnutėlis Zoknių stadionas. Nemažiau žiūrovų laukiama ir šeštadienį Zokniuose vyksiančiose rungtynėse, kur vairo regbininkai priims Kauno Ąžuolą. Kitos turo rungtynės vyks Latvijoje. Įvykus dabar jau 2 turam, tai galim pasakyti, kad idėja pasteisino, nes klubai labai atsakingai tai žiūri, jau pralaimėjimo jiem kaina yra labai didelė ir, sakim, praeitą savaitgalis absoliučiai buvo idealus, nes 2 geros rungtynės buvo, vienos Kaune, kitos Šiauliuose, įtampa iki galo, žaidėjai atsidavę, visi geriausi dalyvaujantis, tai pasteisina tas. Jau kitais metais ketinama didinti top lygoje rungtyniaujančių komandų skaičių. Akys krypsta į Vilniaus komandas, bet jos dar kol kas nėra to lygmens, tai reikia šiek tiek laiko. Arba kitas variantas, tai yra Vilniaus komandom reiktų susiburti vieną ir taip išstatyti Vilniaus rinktinę. Tai kitiem metam plėtros galimybės yra ir galbūt taps top 5 lyga, o ilgainiui gal top 6 ar top 8, tai čia jau priklausys nuo komandų būklės. Tikimasi, kad daugiau atkaklių rungtynių prisidės prie Lietuvos rinktinės žaidėjų tobulėjimo, nes jau spalio mėnesį rinktinės laukia 2 Europos tautų taurės rungtynės su Vengrija ir Andora. Visas 4 pergalės iškovojo Lietuvos regbininkai, užtikrintai pirmauja 2 B divizione. Lietuvoje vis labiau populiarėja sveika gyvensena ir to siekti padedančios sporto šakos, tokios kaip bėgimas ir dviračių sportas. Sparčiai auga ir orientavimosi sporto entuziastų skaičius. Šį savaitgalį Kėdainiuose ir miesto apylinkėse vyksiančiame Lietuvos orientavimosi sporto čempionate ketina dalyvauti daugiau negu 500 sportininkų. Užsiiminėjančių sporto amžius siekia nuo pačių mažiausių, tai galima sakyti nuo 4-5 metų iki pačių veteranų, iki 80 ir vyresnių. Taip kad čia, kaip jūs sako, sportui amžius neriba, tai iš tiesų galioja orientavimuisi sportui. Ir mes turime daugiau negu 2,5 tūkstančio sportininkų Lietuvoje, pastoviai dalyvaujančių ir varžybose dalyvauja šiai savaitgalį, kada vyks Respublikos čempionatas, daugiau negu 500 dalyvių. O pačios stambiausios, tai be abejo yra tako daugiadienės, kurios šiais metais vyko Druskininkuose, tai dalyvavo virš 800 dalyvių. Šiais metais mes turėjome daugiau negu 70 varžybų, taip pat žiemos varžybos dar dasideda su slidėmis, be to kalnų dviračiais, taigi renginių tikrai pakanka ir dalyvių skaičius auga. Lietuvos orientavimosi sporto atstovai džiugina medaliais ir tarptautinėse varžybose. Šiais metais iškovoti medaliai Europos jaunimo čempionatuose. Pasaulio kurčiųjų čempionate lietuviai laimėjo net 4 medalius. Pasaulio čempionate į 10-tuką pateko ir Lietuvos vyrų rinktinė. Mes neturi, sakykime, tų lyderių, nes pagrinde tai rodo estafečių komandinės varžybos ir pasaulio čempionate mūsų komanda estafetės užėmė 8 vietą, praleisdama į priekį tik tai pačius jau stambiausias ir stipriausios komandas, tai Skandinavijos, Austrijos, Šveicarijos, Prancūzijos komandas. Neatmetama galimybė, kad orientavimosi sportas kada nors bus įtrauktas ir į olimpinių žaidynių programą. Galimybės yra ir galbūt didesnis galimybės dalyvauti žiemos olimpinėse žaidynėse, kadangi varžybos vyksta su slidėmis. Be to yra galimybė dalyvauti ir Europos olimpinėse žaidynėse, kurios šiais metais pirmą kartą įvyko Baku. Ir ten programa, kaip sakant, yra platesnė ir galimybė ten dalyvauti šiuose varžybose yra didesnė.